šiandien nėra nei vieno liūdno. Ar yra liūdnų? O ten vienus vaikus, žinokit, matėm tokius guliukusius, bet nepatikėsit kodėl? Dovana yra, bet žinokit, kad atėjo metas atsisveikinti su eglutė. Turit namie pasipuošę eglutės? O jaunuko šitas dar pasidabino žaisliukais. Kokia pasidabino eglutė. Tai va, yra vaikai šventės, jos prasideda, bet ir baigėsi. Nes kalėdos tęsiasi nuo kalėdų iki 3 karalių. O tikriausiai jūs žinot, kas mes tokie. Kas mes tokie? Taip, mes 3 karalių vaikai. Nuo senų senovės, kada gimė kūdikėlis Jėzus ir karaliai, pamatė danguje sušvitusią žvaigždę, ėjo pasveikinti pasaulio išgelbėtojo. Ir tada buvo švenčiamos pirmos kalėdos. O nuo to laiko, žinokit, lietuviai nuo seno tada, kai ateina tik 3 karalių šventė, persirengia 3 karaliais ir eina visų žmonių linksminti. Ir mes šiandien atėjom pasipuošę kaip 3 karaliai, ar panašus į karalius? Labai stengiamės, nežinojom, kad čia eglė yra papuošta, reiks ją nurengti. O karalių vardai buvo Kasparas, Merkelis, o aš vaikai Baltazaras. Taigi pasakykim visi kartu. Kasparas, Merkelis ir Baltazaras. Ir pasidžiaukim vieni kitais. Ir dabar, kadangi jūs jau senai matėtės ir nebūtų taip liūdna, palinkėkim visiems džiaugsmingų visų ateinančių naujųjų metų ir tuo labiau sveikų, gražių, draugiškų. Gerai? Galite atsistok, būtų smūgio, galite atsiliekti, kaip nori. Sėdėk, galite. Ko gali vienas kitam palinkėti vaikai? Turit gražių žodelių kišenės įsidėję? Turit? Kas kišeniai, kas širdeliai? Tai ir palinkėkit ko nors, gerai? Sveikatos, laimės kažkas, nuoširdumo, dar smagumo, džiaugsmo. daug draugų. Taip? Taip, šypsenėlės. Turit vėdukuose šypsenėlę? Nematau. Paviršo namuose. Nematau, kur šypsenėlė. Parodykit, tu gali. Draugiškumo visiems. O sveikatos. Pabandysim. Pabandysim tikrai šypsenėlę visus surasti. Nebijot, jeigu šaus? Ne. Nebijosit. Pabandysim, ar nebijosit. Oi, koks bus dabar smagumas. Turėtų būti. Su kieta pusė kratiklė.